Sveiki, hebrytė. Šiandien mes atvykom pas sportinės gimnastikos meistrą pasibandyti šitokį įdomų sportą. Pristatau jums mūsų šiandienos trenerį, Rolandas. Sveiki visi. Labas. Vadinu. Aš esu treneris Roland Noreika, esu gimnastas, nuo pat gimimo, galima taip pasakyti, kad nuo pat gimimo lankau gimnastiką, sportuoju, iki šiol treniruoju vaikus, suaugusius žmonės, kurie nori pabandyti save gimnastikoje. Ir šiandien pabandysim su Gancevskiu ir dar kolegas turim čia, kurie bandys šiandien padaryti salto atgal. Tai pristatau jums dar du svečius. Tai imtynininkas Rokas, mes su juo kartu dzido lankėm. Labas. Sportavom daug metų. Ir mūsų armų wrestleris, praeitų metų Europos čempionas Arsenijus. Sveiki, mano vardas Arsenija, aš mėgstu lenkt rankas. Lithuanian wins the category and gold medal goes to Lithuania for Arseny Rybakov. Pradėsim nuo apšilimo. Mes jau apšilim. Tai pas mus apšilimas visada prasideda nuo kilimo, nuo akrobatikos arba nuo laisvųjų pratybų. Labai easy ir jums visiems pavyks, turbūt. Visieną, pabandom visų pirma pasilaikyti, irgi yra reikalų. Pakelt kojytes, ir pabandom pakelt užpakaliuką. Pum. Ir ada. Pum. Ok. Ir Gerai. Man baisu pasidarė, kad krysiu. O tai kur? Tai už žiedų laikais. Žemiau žemės nenukrisim. Užpakaliuką keliam, užpakaliuką. Gerai, dabar rankas išties. Nesitiesime čia. Tai jo? Ne, iš esmės netgi tiesiog laikytis. Tiesiog laikytis ant jų yra sunku. Visai įmanoma pagalba. Gerai. Bet pamiršit pirmą dalyką. Pamiršit, kad kojas į priekį. Ir taip tada. Tai dabar paprašiau. Na, užsimoji. Jo, realiai. Užsimoji viršų ir varai. Jo, ir varai čia. Iškart geriau. O, dabar labai gerai. Šitas geriausias variantas. Nu, nors vienas sportininkas pasakėjo. Rankas susiminkim visties net jeigu. Jo. Šeria biškai. Paskubėjai. Irgi variantas. Ta vat, užpakalio kelimą, vaikai mokosi ant šito. Tai užlipat ant ranko, ir bandot kojas prakišti tarp rankų. Vieną pusę į kitą pusę. Tikslas yra nepaliest kojom iš vis šito. Tai reiškia, užlipat, ir taip aukštai keliant užpakalį, kad nepaliest. Vieną pusę.
Visi atrodo paprastai, bet smegenys neveikia visai kaip jos daryti. Bandyk save pakelt apie... Va, jo, nepasikelt. Nes atrodo, kad Va, kai kol aukščiau esi, tai to lengviau. Jeigu dziudo būtų lengva, tai vadintus gimnastika. Man rankos slysta. Ne, rankos jėgos visai nebėra. Vaikystėje tai darydavom tokius. O dabar atrodo, nori padaryti ir nieks nelaiko. Atinam. Kojas lenk. Nesikeliu. Lik ir neaukštas, bet... O tu už... Pasijama čia. Pum. Va, šitas geras. 2 kartus į dieną darysi mūsų žaidžią. Šitą čia, o šitas sukeičiu. Va. Iki galo. Taip paveikslą. Nesulaužiu. Šitą čia. Ja. Ir dabar Šitas statai. Reik pakeist. Pirmą suprast. O taip, aš supratau. Ja, šitą tenai. Beveik. pabijojau. Rodau. Šaliukas. Rankas į viršų. Ir mano atsitau. Va. Dabar nori, super. O, dabar dargi. Šaunuolis. Darysit iš karto. Maks pajėgų. O, va dabar. O, į dvigubai. Padaryk iš karto dvigubą. Sakai? Dabar pabandom tą patį, ką darėt. Tai tiesiam koją. Šokat, pum, rankas į viršų. Gerai, variantas. Atrodo, kaip kaladėlę paleisti. Aha. Nu, tiesios kojos. Kai pradeda pratimą, gimnastai pakelia ranką. Jo, bet jisai sako, galima. Tai tada rankas iš šonas ir pradeda jo. Mojuok. Jėj! Užšok, pakelt rankas ir spėdam aukštai kelt į viršų. Ai, okei. Jo. Tai rankas iš viršaus ir... Dabar visiškai su tiesiog kojom. Galima. Kad? Šimtas Kad? O dar lėčiau įmanoma. O. O, gerai, dar gerai. Tai, dabar gerai. Dabar darom tą patį, ką darėt prieš tai, bet gale bandom pasisukti. Rankos eina iš čia, ane, iš viršaus, pasisuka į vidų ir eina prie pėties.
Ne prie šitos vienės, o abiem rankom. Abiem. Jo, o tai. Kai pradai picką, tik tai su dviem rankom. Rankos iš čia, iš viršaus. O realiai, žiūrėk, o man įdomu, kada gimnastai daro šitą judesį, tai jie realiai nežino, kaip jie nusileis. Plius minus. Žinau. Aš matau. Matai? O tu neužsimerkia? Ir nemeldiesi, sakai, melstis reikia. Ne, jau. Versis. Ne, aš matau. O šiaip, nu, šitoj būsinai, tai aš jau tiesiog jaučiu. Tai aš jau bandau randatą. Svarbu gražiai atrodytų, o visa kita tik detalės. O jeigu išeis randatas, tada dar kartą bet jaučiu. Ir melsiuos. Jau sulūžo kažkokie spirogai. Tiesiog. O dabar gerai. Dabar darai tą patį randatą, tik tai prilaikai prie kairės peties, taip rankas ir tiesiog laikai. Ir laikai kūną, visą įtemptas kūnas. Blet! Ir sudys. Aš noriu, kad savaime viskas būtų. Tai nebūna. Bėžti, dabar nebūna buvo. Aha. O, čia, šiek tiek. Va, dar tiek. Gerai, nepavarkit, nes laukia dar atgal salto ant žemės, kad šiandien visi išmokė. Dabar atrodo tiek. Salto atgal. O iš kaip jūs darot? Darot vieną įsitikį. Salto atgal. Žiūrėkit. Iš čia eina rankas už ausų, ane? Einat atgal ir pasiimat už kotą. Rankas čia. Pum. Pritipat kaip slydų. Čia. Į viršų, pam. Už kojų prispaudžiat. Pum. Už ausų rankas. Sekantis. Ir yra. Parodau techniką. Pašokat į viršų, ane? Atsiguli man ant peties ir kai atsiguli ant peties, pasiėmė už kojų. Trenksiu iš alkūnę. Ne, netrenksiu. Ačiū. Tai man tiesiog daryt nekreip dėmesio, kad kažkur. Jo, tai reikia kaip ant kupos, tą patį. Gerai. Dar. Dar. Laikrodį bandė pavaroti. Nespėjau. O. Va. Ne. O. 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 Dabar gerai, šaunuolis. O. Man dabar vėl baisu pasidarė, nes po matraso mažai ir visai baisu. Galvok apie tai, kaip daryti, o ne taip ir atsistot. O. Gal jis jau Maikas pavadysiu. galim. O tai ko esi mažas? Viršus didelis greit apsisuka. Aš dabar, aš su kiekvienu kartu mažiau ir mažiau padėsiu. Dažniausiai klientai arba ten vaikai sako, treneri, taigi jūs mane neišlaikysit. Va rodysiu šitą video visiems. Ramiai rankas, op, už kojų. O, pažiūrėk. O. Tai viskas dabar pats darau, ar ne? Joje? Aš tiesiog vat prilaikau čia. Tai šokti man į aukštį ar truputį atgal? Šokti tą patį, ką darei prieš tai. Jo, šiek tiek atgal, rankas eina tenai, jo, ir pasiekti. O.
O taip nereikia daryti. Dabar ką tik sakiau, balerinai, ne tankas. Ar kitaip vieną čiūžinį nuėmė? Vieną. Reikėjo ne taip daryti, reikėjo šitą nuėjimą. Palikti raudoną. Va, taip dabar būtų viskas gerai. Viskas šaunuolis. Все, šaunuolis. O tai dabar žiūrėk, kad įsiaiškintume, kad jisai mums nepadėjo, darom 3 vienu metu, visiems nepadės. Sargiai, receptus tai salto. Buvo sunku patikėti, kad per vieną treniruotę mes 3 sugebėsim padaryti salto, bet ačiū treneriui Rolandui, treneris va toks, išmokino visus mus 3. Ačiū. Kažkas padarė geriau, kažkas biškai blogiau, kažkam buvo lengviau, kažkam sunkiau, bet visi mes padarėm, tai džiugu, šiaip Visi šaunuoliai. Ir labai smarkiai nuleido ant žemės, kai parodė, kad negalim padaryti net tų vaikiškų paprastų pratimų, kur tai kelt užpakalį, pakelt kojas, pasirodėm visiškai medinukai. Ne, visi šaunuoliai šiandien gerai padirbot, daug įspūdžių buvo ir man pačiam. Pavyzdžiui, pamatyti, kad sportininkai iš kitų sporto šakų bando gimnastiką, tai yra labai gerai ir galėtų daugiau žmonių, aišku, užsiminę to, pabandyti, ateiti, vis tiek pirmą treniruotę, vis tiek nemokama. Ir visą duodu pasimėginti, pasižiūrėti, kas kaip, ar patinka ar nepatinka. Ir Arbestris parodė masterclassą šiandien, dziudoistai parodė super masterclassą irgi. Pamačiau, kad koordinacija labai gero levelio turi. geras treneris, tai parodėm gerą klasę. Buvo įdomu sužinoti būtent šio sporto psichologiją, nes iš vidaus, kai matai, kaip atlieka kažkokius pratimus, tai nesupranti to, ką iš tikrųjų tuo momentu darydami sportininkai, gimnastai galvoja. Tai tas dalykas buvo įdomus. Ir šiaip atrodo, daug pratimų mes darom imtynėse, turim tą pačią gimnastiką, ten kuliuošį, visokį persivertimą ir panašiai. Čia pasikeitė aplinka, atsirado kažkoks stovas, ožys, dar kažkas ir viskas kitaip atrodo, smegenys išsijungia ir tu nebesupranti vėl kaip vaikas, kaip mažas, galvoji, kur čia dėt rankas, kur dėt kojas, tai toks labai įdomus momentas, kad atrodo, lyg ir 1000 kartų darai tos pačius dalykus, tas pats randatas ant čiužinio, ant tramplino ir nebepadarai, nebežinai kur verstis, nes visai kita dinamika. Nu, dažniausiai mano tikslas yra parodyti, šiaip, kaip ir kalbėjom apie tai, kad neįmanoma parodyti kažkokių atskirų pratimų, kurie galėtų parodyti visą gimnastiką, nes jinai yra kokia plati ir yra daug visokių ir galima filmuoti ir filmuoti tos medžiagas. Bet mano tikslas buvo nors kažkiek parodyti, kad jūs pasijostumėt, kad tik tai ištiesus ranką jau kaip pasikeičia raumenų grupė ir kaip ant kiek yra sunku ir ant kiek kitaip smegenys pradeda veikti. Ačiū Jums už kantrybę, ačiū Jums už tai, kad nebijot, kad bandėt ir kad padarėt. Bet lenkiant per viršų pas tave turi būti stipresnis riešas. Tu spaudi iš tricepo, taip irgi galima lenkti, bet bandyk naudoti pronaciją ir žiūrėk, pajus, ką aš turėčiau jausti. Puliuką sukti link savęs. Taip, va.